Buvusi mergina pagal iškvietimą, kurią visame pasaulyje išgarsino ryšiai su futbolininku Franku Ribéry, trečiadienį per aukštosios mados šou Paryžiuje pristatė savo apatinio trikotažo kolekciją. Zahia Dehar, kuri pagarsėjo 2010-aisiais, kai prisipažino, jog dar būdama nepilnametė turėjo seksualinių santykių su Bayern žaidėju, įmantriai surengtą šou parodė maždaug 300 žiūrovų. Jiems buvo pristatyta gamtos tematika sukurta apatinių drabužių kolekcija, kurią demonstravo drugelių, gėlių ir medžio apdarais vilkintis modeliai. Paryžiuje dirbantis dizaineris Karlas Lagerfeldas padėjo sukurti Dehar katalogą, bet pačiame pristatyme, kuris vyko nacionalinėme teatre netoli Eifelio bokšto, nepasirodė. Tai tikras malonumas, nes visada juo žavėjausi. Dirbti kartu su juo tikrai buvo nepakartojama. Jis kūrė neįtikėtinus dalykus. Aš labai laiminga, nes jis sukūrė nuostabų pasaulį mano kolekcijai. Per mados savaitę dizainerė aprengė modelis $10 000 kainuojančiais drabužiais, kad pademonstruotų juos saujeliai planetos turtingiausių žmonių. Ir nors Dehar kolekcijos pristatymas nebuvo šio renginio kūrybiškumo viršūnė, tačiau jis sulaukė nemažo žiniasklaidos dėmesio, taip pat karštos publikos reakcijos. 2010-aisiais Dehar pareiškė, kad turėjo lytinių santykių su Franku Ribéry, kai jai tebuvo 16 metų. Futbolininkas savo ruožtu tvirtino nežinojęs, kad Dehar yra nepilnametė.